Na ir sugrįžtame su trečiu epizodu apie būtent rekomendacijas, naujausius tyrimus Lietuvoje ir pasaulyje, nors tai šiek tiek buvo ir paliesta ankstesniuose epizoduose. Tai ką naujausios Europos kardiologų draugijos hipertenzijos gairės sako apie kalio ir magnio būtent suvartojimo svarbą? Be galo labai svarbus mikroelementas ir kartais mes su kolegomis paimdami įvairiausias Europos kardiologų draugijos rekomenduojamas gairės, ar jos būtų skirtos širdies kraujagyslių ligų prevencijai ir gydant arterinę hipertenziją ir gydant prieširdžių virpėjimą, širdies nepakankamumą. Iš esmės visose gydymo gairėse yra aptariama kalio ir magnio vieta, kad tiesiog tom visom patologijom mes turėtume užtikrinti reikiamą kalio ir magnio koncentraciją. Arterinė hipertenzija turbūt gairėse, kurios yra pats naujausias dokumentas, jos man ypatingai patinka, nes iš esmės ekspertai daug dėmesio skiria, kaip mes turėtume išvengti ir bandyti apsisaugoti nuo padidinto kraujospūdžio ligos, kad daug dėmesio skiriama įvairios gyvensenos rekomendacijos, fizinio aktyvumo nuorodoms. Ir vienas iš tų minėjau, kad savo racione kasdienybėje turėtume žiūrėti, kad nesuvartotume per daug valgomosios druskos ir stengtume suvartoti kuo daugiau preparatų turinčių kalio ir magnio savyje. Ir aš kaip minėjau, kartais pacientai mūsų klausia, kaip man reiktų įsivaizduoti tą, kad matyčiau tą vaizdinį, kada optimalu yra kalio magnio ir kada tos natrio druskos nebūtų per daug, mes kartais toks galėtų būti vaizdinys, tarkim, kiekvienas mes esam gaminę šaltieną ir šaltienos tikslas yra, kad ji būtų labai stangri, kad ją būtų galima atpjauti, tai reiškia, ten yra pakankamai jau tų medžiagų, šeimininkai pavyko subalansuoti, kad išlaiko savo formą ir struktūrą. Tai turbūt ir mūsų ląsteles analogiškai galėtume įsivaizduoti, jeigu tas yra optimalus natrio, kalio ir magnio santykis, kad ta ląstelė išlaiko savo struktūrą, jį funkcionuoja tinkamai, jį yra ilga amžė, reiškia signalai persodami reikiamai, išlaiko savo struktūrą ir formą ir vos tik kažkokio mikroelementų yra per daug arba per mažai, viskas keičiasi ir organizmas tai jaučia įvairiausiais simptomais. Ir turbūt jūsų minėtose praėjusiais metais arterinės hipertenzijos gairėse, kuriomis vadovaujasi visų Europos šalių gydytojai kardiologai, turbūt labai pabrėžia, kad pirmiausia pacientams mes turėtume užtikrinti ir sumažinti suvartojamos druskos kiekį. Netgi mane mokindavo dėstytojai, kad jeigu jau šeimoje yra sergantysis širdies kraujagyslių ligomis, šeimininkės turėtų nebegardinti maisto druska. Tai reiškia, jos mes iš esmės kai kuriais atvejais turėtume atsakyti ir labiau rinktis, kaip matėm, kalio ir magnio preparatus, užtikrinant jų reikiamą kiekį organizme. Juolab, kaip ekspertai pabrėžia, kad šiandien yra modernusis arterinės hipertenzijos gydymas yra orientuotas į sudėtinius vaistinius preparatus, nes jų sudėtyje yra tiazidiniai diuretikai, kurios ilgalaikiai vartojant taip pat atsiranda hipokalemijos pavojus. Taigi iš tikro pirmosios turbūt arterinės hipertenzijos gairios, kur vėl tiek mikroelementam yra skiriama didžiulio dėmesio ir kasdienėje praktikoje tiek gydytojus, tiek farmacijos specialistus, tiek pačius pacientus reikalauja būti itin budriems. Pasaulyje ir Lietuvoje labai daug tyrimų atliekama būtent kardiologijos srityje. Tai turiu Jums klausimą, kokie tyrimai ir klinikiniai duomenys Jūs labiausiai įtikino dėl būtent šių makroelementų poveikio kraujospūdžiui ir širdies ligų rizikai? Gal turit būtent kažkas labiausiai mėgstamus? Tų tyrimų yra daugybė, turbūt jau pats gairės yra toks esminis dokumentų ir gairių rinkinys, kur mokslininkai bando apžvelgti pastaruoju laikotarpį vykusius visi reikšmingus aukšto mokslinio įrodymų turinčius tyrimus, kad juos susisteminti gairės ir kad mes visi jais galėtume vadovautis. O turbūt kasdien atsiranda vienokie ir kitokie tyrimai. Štai neperseniausias skandinavų tyrimas buvo labai puikus, kuris tyrinėjo būtent jauno amžiaus arba balzakiško amžiaus moterims atsirandančiai stebimą arterinę hipertenziją. Ir vienu atveju buvo stebėta, kad tos moterims, kuriems nėra diagnozuotos organinės širdies ligo, buvo pastebėta, kad nepakankamas kalio kiekis organizme sąlygoja arterinę hipertenziją ir vos tik per dieną suvartoja 5 ar 6 gramus kalio, tuoj pat ta hipertenzija išnyksta. Tai viena turbūt žinutė yra labai svarbi, kad moteris yra ypatingai jautrios kalio trūkumui. Galbūt vyrai to nesijaučia, nes moterims kalio kiekis sumažėjęs iškart signalizuoja apie padidintą arterinį kraujospūdį ir pačius permušimus. Kitas labai svarbus ir įdomus tyrimas, kad mokslininkai taip pat ieško, kad mes kaip pacientui užtikrinti tą kasdienį geresnį kalio preparatų prieinamumą. Vienas iš tokių tyrimų buvo, kad buvo atlikta druskos substitucija kaliu, tai reiškia, jeigu mes valgomoji druska sudarytas iš 100% natrio chlorido,
Tai viename tyrimė buvo vertinta, kad 1/4 mes valgomosios druskos pakeiskim kalio druską ir vėlgi parodė, kad netgi tas 1/4 kalio druskos įnešimas į tą valgomai druskos pagardą parodė, kad tarkim per 3 metus vartojimo, kad tų didžiųjų kardiovaskulinių baigčių įvairių susirgymų reikšmingai buvo mažiau tų pacientų grupėje, kurie maistą gardino jau tą kalio praturtintą druską. Taigi, tai tyrimai turbūt labiau atsiranda ir kaip aš kaip gydytojas kardiologas norėčiau labai pabrėžti, kad kartais, kai pas mus ateina konsultacijai pacientas, mes bandom jo riziką stratifikuoti, iškart galvojam apie medikamentinį gydymą, tai ir ekspertai taip pat ragina išnaudoti, kad turim nemažai įrankių ir galimybių peržiūrint gyvensenos būdą, stratifikuojant jo pasirinkimą, keičiant gal tam tikrus įgūdžius ir įpročius. Nes aš irgi kaip kardiologas puikiai suprantu, kad tiek gydytojų, tiek pacientų yra labai sunku keistis ir tai reikalauja labai daug pastangų, bet kaip ten bebūtų, visą laiką turėtume pasižiūrėti, kad tų reikiamų makroelementų mūsų organizme būtų reikiamas kiekis. Labai įdomu, kad užsiminėte būtent apie tą tyrimą, kur kalio druska, ar ne, keičiama įprasta druska. Taip. Kiek realu Lietuvoje tokį dalyką atlikti, ar įnešti šitas inovacijas, kaip Jūs manat? Vienoje diskusijoje netgi tie kulinarijos šefai, kurie matomi visuomenėje, kurie dalinasi įvairiais receptais ir kurie taip pat nori, kad visi nauji pristatomi receptai būtų labai gardus ir ne tik tai gardus, bet ir sveiki, jau šiom galimybėm domisi, kad už tikro ar būtų galimybė, kad paprastam namų ūkyje naudo tokią druską. Aš galvočiau, kad taip industrija ir pramonė turbūt į tai reaguos, aš irgi įstikinęs, kad mes jau turėsim tokių sveikų valgomosios druskos pakaitalų, nes kita vertus ir šiaip turbūt visuomeninių ir populiacinių požiūrių tą pokytį yra lengviausia daryti, nes jeigu mes turim valgomąją druską praturtintą kalio kaliu, tai natūralu, kad pacientas jos pagalba daugiau ir suvartos, bus sveikesnis ir kad mes sumažinsim į mūsų organizmą įnešamą druskos kiekį. Tai aš vėlgi galvoju ir jo labiau turbūt ir valstybinių požiūrių, tai yra toks populiacinis rizikos veiksnys, kurią mes visoje populiacijai pakeisdami vieną druską į kitą praturtintą kaliu, tarsi sveikesnę, galėtume daryti didesnį pokytį. Tai linkim Lietuvai, kad tos inovacijos pasiektų, kad ir paprastais druskos keliais. O apie būtent gydymą kalio ir magnio preparatais pakalbėsime kitame epizode.